Bum, anekdotai. Kaimynė, nu kaip tu su blogai, nu klausi, gal naują dietą bandai, ką? Aha, bandau morkos, bulvės, burokėliai. Nu tai kepi verdi, ką darai? Kas su, brangioji, kas su? Rudeninis. Mama kalbasi su sūnumi emigracijoje per Skype'ą. Mama sako, nu tai sūnelis, koks pas jūs oras tam Londone? Nu kaip, sako, lyja. O tai seniai? Nu, sako, kad nuo 1648 metų. Lyja. Tikra teisybė. Kas buvo, žino? Nežinau, kaip pas jūs, bet kai aš mokiausi mokykloje, tai tėvų susirinkimo bijodavo vaikai, o dabar tėvai bijo. Teisingai. Nu, toks lempinis mano vienas anekdotas. Tai pjokai, žinai, prie kioskelio stoja, sako, dviese, sako, nu, išgerkim už tuos, kurių su mumis nėra. Kitas sako, nu jo, taip ir padarykim, nes tuo jie ateis, mums nieko neliks. Klausimas, kodėl saldainiai pakuojami į traškius popieriukus? O va todėl, kad visa šeima girdėtų, kaip mama kūdinasi. Ištrauka iš pažinčių skilties. Citata. Jeigu tu graži ir vieniša, vadinasi, tu nesi graži. Super. Dar kalbasi dvi draugės, sakė, kaip tu jautiesi ištekėjusi už menininko? Oi, nu nuostabiai, žinok, mes nežinome, kas tai yra nuobodulys. Jis piešia, o aš verdu. Nu, kai viskas būna baigta, mes spėliojam, kas čia per daiktas galėtų būti. Jis piešia.